Sveiki, Aurimai. Sveiki, Rena. Jeigu reiktų prisistatyti visai jūs nepažįstantiems, kaip jūs prisistatytumėt? Čia toks vienas iš tokių įdomesnių visada klausimų, kada nuskamba, kaip tu save pristatytum. Tai dažnai, kai žurnalistai klausia arba kažkas, tai visada atsakau, taip kaip mane sužinojot iki pokalbio, tai aš tokio amplua turbūt mane ir žinote. Tai nežinau, kaip jūs mane pažinojot. Kaip keliautoja. Tai turim tokią etiketę irgi, kaip sakau, ir jos tikrai nesišalinu. Ir, tai reiškia ir kaip keliautojas esu. Tai kai kam žinomas, kai kam gal kaip karys savanoris, gal kai kam kaip visuomenininkas, gal kaip verslininkas. Įvairių turiu etikečių. Grįžtant prie keliautojo, sakykit, bet kodėl pasirinkot šią kelionę vandeniu? Visą laiką sausumą keliavot. Tai iššūkis. Tai aš manau, kad kiekviena kelionė yra iššūkis, bet tie turbūt, kas seka ypatingai socialiniuose tinkluose, tai ten jokia paslaptis pas mane dažniausiai užrašytas ne tai, kad kelionio entuziastas kažkoks, o ekstremalių kelionės entuziastas. Tai paskutinės mano kelionės tokios dažniausiai ir būna į tas šalis, į tas vietas, kur daugelis net nesiryžta keliauti. Arba galvoja, jeigu tai kažkada tai ryšiausi, tai turbūt būtų paskutinė vieta, į kurią norėčiau nukeliauti pasaulyje. Tai, man nežinau, mane žavi tokios vietos, mažai lankomos turistų ir aš turbūt gal mėgstu tos stereotipus laužyti, gal mėgstu savo iššūkius kažkokius kelti. Čia nepaslaptis, yra buvę tų ekstremalių kelionių ir pėsčiomis 1000 km, ir motociklu 1000 km, ir automobiliu įvairiais būdais jau yra tekę keliauti, bet taip, kad būtent vandeniu dar yra netekę. Tai jeigu turbūt sekantis klausimas būtų, ar tu esi irklavęs galbūt ar kažką, galiu sąžininkai pasakyti, nesu irklavęs, apart treniruoklio, kuris irklavimo efektą sudaro treniruojantis, tai arba, sakykime, tą pačią valtį, kurie daugelis tvenkiny kokiam, arba, sakykime, kad ir tą pačią dangį gali pairkluoti. Galbūt jūs žavite tokie pirmieji kartai, tarkim, pirmas bučinys, pirma romantinė meilė, pirmi kartai. Faktas, ką nežavi. Parodykit pirštų žmogų, kuriam pirmieji kartai yra kažkokie tai, nežinau, kažkas tai baisaus. Tai jie, kaip bebūtų, jie yra pirmi. Jeigu jie ir net būna kažkokie grėsmingi, nelaukti, netikėti, jie vis tiek mums išlieka visam gyvenimui. Tai aš tai visada sakau, aš turbūt gyvensiu tol, kol pas mane gyvenime bus pirmų kartų. Tai pirmų kartų galima kiekvieną dieną net jau prigalvoti, kad tai yra irgi. Jaučiat jaudulį jau dabar? Kelionė ne, visiškai nejaučiu. Žinau, kad ateis tas etapas, kada reikės gal dėl kažko pergyventi, bet dabar gal toks daugiau nerimas, gal dėl to, kad kažkur kažko nepamiršti, kažko galbūt nespėti padaryti iki kelionės. Tai tie vis tiek svarbus momentai, nes, kai sakau, ypač kada jau į tokią kelionę išsiraši, tai tu žinai, kad jau negausi jokios paramos iš šono, kad mėnesiais tu būsi vienas, čia mėnesis čia dar net lengva pasakyti, tai dar netekę yra tokį ilgą laiko tarpą būti vienam, tai manau, kad bus savotiškas iššūkis. Tai reikia apie daug ką pagalvoti. Tai va toks gal vis tiek vyksta užsirašymas, kad nepamiršti, darbas su komanda, kažką tai, kad vienas kitam priminti, kad kažko tai, ko geriau pasiruoši, visada yra priklauso viso kelionės sėkmė nuo plano. Jeigu gerai susiplanuoti, aš manau, kad visą kelionę galima padaryti labai paprastai. Esat klaipėdietis, nuolat esat prie vandens, galbūt tai toks ir pašaukimas prie vandens, šaukia jūs, kviečia vanduo? Aš manau, kad turbūt, kad ir juokavau prieš tai, kada tik tais jau tą iššūkį savo iškėliau, sakau, kas geriau galėtų tai padaryti, negu kad klaipėdiškis. Bet kuriuo atveju, aš manau, taip, mes esame arti vandens, kai sakau, mūsų vanduo jau nebaugina ir nestebina. Tai esu matęs visko ir audrų jūrose, ir plaukęs esu per audras jūrose, gal tik tais, aišku, ne pats asmeniškai su valtim, bet laivuose yra tekę būti. Aš manau, kad užgrūdina turbūt ir tas patirtis, ir tas gyvenimas, čia prie to pajūrio, tas klimatas, jisai man yra savas, nėra svetimas. Visi, tarkim, rašytojai, menininkai, dailininkai, jie kūrė savo kūrybą, nori kažką perduoti. Jūsų kelionė turbūt irgi kažkokią žinią neša, intenciją, turi kažkokią intenciją. Faktas. Ir aš sakau, tai dabar dar ne faktas, kad grįžęs aš netapsiu kokiu rašytoju ar menininku tiek laiko vienam. Tai aišku, juokauju, bet rašyti, dalintis jau senai, aš pajutau, kad man patinka su žmonėm įkvėpti žmonės ryžtis keliauti. Tai čia toks mano vienas iš turbūt tikslų šiame gyvenime, turbūt padėti žmonėm apsispręsti, kad ir savo pavyzdžių.
parodyti, kad nieko nėra neįmanoma. Tai faktas, turbūt tas pasirežimas atėjo pas patį, tai irgi ne taip ir sunkiai, galiu drąsiai pasakyti. Tiesiog pamačiau jau, kada Aurimas Valujavičius, kada iškeliavo į Atlantų, tikrai žinau, kad tai padarys, nes aš žinau, kad žmogus turėjo daug ryžto, prieš tai padaręs daug namų darbų, ne vieną kelionę ir baidarę turėjęs. Tai taip yra ten tų žmonių, kurie vadinami tai heiteriais, kurie visada jiems viskas blogai, kada jie nepatenkinti to savo gyvenimo, automatiškai tai tulžilėja ir tose komentaruose. Bet aš tai Aurimu tikėjau. Tai ir žinau, kad jeigu yra toks būdas, reiškia ir man reikės išbandyti. Tik tais, kad tai bus ramusis vandenynas, tai supratau turbūt, kai pradėjau galvoti, o kurį čia jau tą vandenyną. Jeigu jau Atlantas įveiktas, mums lietuviams visada reikia kelti aukščiau tą kartelę. Tai manau, kad ramusis toks, jisai, mistinis kaip bebūtų. Aš net galiu atvirai pasakyti, aš jo nesu net gerai matęs. Aš esu gal kraštą jo matęs. Indonezijoje būdamas kažkur, iš Indijos vandenyno, Ramio vandenyno, ten sakykime, kažkiek gal. Bet taip, kad patirti jo tikrai nebuvau patyręs ir tai bus irgi dar viena nauja patirtis. Bet nebaugina. Valtį irgi girdėjau, kad esate užsakęs iš Ukrainos. Gal šiek tiek daugiau galite apie tai papasakoti? Kodėl būtent iš Ukrainos? Ar tai gamintojai ten labai jau tokie užsirekomendavę? Ar irgi kaip palaikymas Ukrainos šaliai? Taip, tai gal dar grįšiu apie tą pačią intenciją. Prieš tai klausimas irgi buvo dėl tos intencijos. Tai intencija būtent su Ukraina ir buvo mano surišta ir aš nežinau, turbūt pats Dievas dabar dėlioja visus taip mano planus toliau taip, kad ta Ukraina neišvengiamai mano ta kelionė ir atėjo. Tai visų pirma, kad tai norėjau padaryti, iškelti didžiausią intenciją už karo aukas Ukraina, už žuvusiuosius. Žinoma, tai nereiškia jokių būdų, kad tai nebus plaukiama ir už Lietuvos žmonės, už tam tikras grupės, aš jau tai esu apgalvojęs. Tai bus tikrai, savo laiku visi tai sužinos. Bet pagrindinė intencija bus pasauliui parodyti, kad turime stabdyti tą karą kažkaip kaip įmanoma, atkreipti kuo daugiau pasaulio akis ir kad jie suprastų, kad negalima palikti tokios šalies likimo valiai ir ją reikia padėti prieš agresorių laimėti. O pati valtis, kas liečia valtį, tai visiškai netikėtai irgi taip gavosi, kad su ta Ukraina sukrito kortos, paskelbiau tiesiog irkluotojų grupėje, vandenyno irkluotojų grupėje, kad ieškau valtį savo, šiek tiek didesnės. Žinau, kad būtent prieš tai matyta Valujavičiaus, aš jau pagal gabaritus mačiau, kad jinai man bus šiek tiek per maža, tuo labiau kelionė yra didesnė, ilgesnė, reikia daugiau atsargų. Aš pats esu nemažas, tai man vietos reikia ir kabinui daugiau. Tai supratau, kad reikia šiek tiek kitokios valties. Man taip nutiko, kad Facebook'u parašė moteris, kuri parašė, sako, angliškai gavau tekstą, iš pradžių tikrai nepagalvojau, kad tai gali būti su Ukraina susijęs žmogus. Sako, mano vyras gamina valtis jau daug metų ir pats yra plaukęs ir gamina, ir jo tėvas 2 kart Gineso rekordininkas. Tai sako, jis kaip tik turi, žinau, kad ir pasigaminęs ir dar ruošiasi kažką daryti, tai pradėjau daugiau domėtis, pasirodo. Akurat, kaip sako, yra valtis ir būtent tokia, apie kažkurią aš galbūt net kažkur jau mintyse ar kažkam buvau galvojęs. Tai buvo akyse, kada domėjausi, kokiu tipu tie valtis tos būna. Tai būtent už to tipo man buvo akis užkliuvusi, nes jinai atrodo ganėtinai įspūdingai. Labai saugi valtis, didelė pagal gabaritus, tikrai labai didelė valtis, bet pakankamai lengva pagal savo dydį. Tai jinai taip ir atsirado, supratau, kad pagal pinigus jinai yra ganėtinai patraukli, tik tais vienintelis niuansas, kad reikės pilnai įruošti. Ir kad tai valtis iš trečiųjų šalių, kuriai reikalinga bus padaryti dar sertifikatą, kad plauktų su ja. Bent jau čia mūsų vandenyse atneruotis. Tai čia tų biurokratinių kliučių iš tikrųjų daug yra. Kas liečia valtis, įvežimą, viską, tai galėtų trikdžių būti mažiau kažkiek, bet tas gal didžiausia trikdžiai yra tame, kad tokių analogų kaip ir nėra daug. O manau, kad Lietuvoje, kaip bebūtų Valujavičiaus valtį, visi matė turbūt irgi pirmą kartą, tą valtį irgi pamatys pirmą kartą, nes tokios antros nėra. Ko gero jūs galite sakyti, kad jums šiek tiek bus lengviau negu Aurimui Valujavičiui, kadangi vis tiek jūs galite ir iš jo pasimokyti ir patarimų turbūt gavote iš Aurimo kažkokio. Kad ta prasme būti ar nebus lengviau, tai čia gal laikas parodys, nes aš manau, kad ir tą patį maršrutą plaukiant, kad ir Atlantų, kur Valujavičius nuplaukė, gali vienam pavykti, o kitam gali tiesiog nepavykti.
nes labai daug yra sudedamųjų dalių. Tas lengvumas, aš neįsivaizduoju, kur jisai turėtų būti, bet kaip ir sakot, jeigu kas liečia, kad yra jau su ko pakalbėti, tai faktas, tai yra lietuvis, su kuriuo aš ir turiu kontaktą ir mes kalbamės ir jeigu kažkas kyla klausimų, jis tikrai ir pasidalino, bet be jo yra labai daug kas ir taip plaukusių. Tai yra tų bendruomenė tų irkluotojų pasaulyje, jinai nėra labai didelė, aišku. Ir tokiems iššūkiams kaip per Amųjį, tai tenais, kiek teko domėtis, to maršrutu niekas apskritai nėra plaukęs. Tai jeigu tai pavyks, tai automatiškai bus ir pasaulio rekordas, ir Gineso rekordas, ir kažkoks pasiekimas būti pirmam. Nes klausimas dar kaip pavyks, ar su sustojimais, ar be sustojimo. Tas irgi labai įtakoja rezultatams ir laikui, ir tam vadinamam pirmam kartui, ar tu gali būti pirmas įveikęs būtent tą atstumą nuo Kalifornijos iki Australijos, iki Brisbano. Nes kiti, pavyzdžiui, plaukia iš Meksikos, dar kiti plaukia kad ir iš Kalifornijos, bet iš kitos vietos, plaukia per salas, plaukia su sustojimais ir jų yra vienetai tų žmonių. Taip, nors lenktynės vyksta, pavyzdžiui, iš Kalifornijos į Havajų salas kiekvienais metais. Visai nesenai dabar finišavo kaip tik irgi, bet ten plaukė 3-vietėmis valtimis, 4-vietėmis, 8-vietėmis įvairiais būdais. Ir ten yra 3 mažesnis atstumas, aišku. Ar turit kažkokių baimių? Turit vieną kažkokį baimę savį, dėl ko jūs labiausiai pergyvenat? Čia turbūt gal nuskambės keistai, bet dažniausiai tų baimių kažkokių, kad būtent kelioniai, tai turbūt nėra. Vienintelis gal toksai nemalonus dalykas yra, kad tu save turi pradėti ruošti psichologiškai, aišku, kad gali būti tiesiog psichologiškai sunku. Nes jeigu bus daug, pavyzdžiui, tokių dalykų, nelaimingų atsitikimų, arba daug kažkokių tai blogų kortų, kai sakau, gal trauksiu ir vien juoda, gal važiuosi, gal plauksi, gal irklas lūš, gal suges įranga, gal nutrūks elektros srovėje kažkas, kas nutinka kartais irkluotojams. Ir tu supranti, kad kai kurie dalykai gali įtakoti taip, kad tu gali to nepadaryti. Tai gali tekti nusivilti. Bet gyvenime esu turbūt optimistas didesnis negu kad skeptikas ar pacifistas kažkoks, tai aš manau, kad viskas man pavyks. Žiūriu į priekį, galvoju, kad tai tikrai turėtų... Esu buvęs ir tose blogose situacijose ir žinau, kad taip net žiūriu su šypsena, nes žinau, kad visada pačias maloniausias būna prisiminimuose paskiau tos blogos situacijos. Nes jeigu kelionė praeina sklandžiai, be jokių rūpesčių, be nieko, žinokit, nėra dažniausiai ką papasakot apie ją. Vaizdai tai, jau nenupasakosi visada, jos nebent gali parodyti, jie išlieka mintyse ar kažkur, o tai, kai nutinka kažkas blogo arba kažkas ne pagal planą, tada visada būna taip, kad yra ką papasakot. Ir tai pati kelionė būna daug įspūdingesnė. Tai ir Antanas Poška yra pasakęs, kad kelionę planuoti yra džiaugsmas, ją vykdyti katorgą, o viską prisiminti yra atpildas už visą tai. Esate gana bendraujatės, aktyvus žmogus, visuomenininkas ir nuolat draugų, pažįstamų, apsupti. Kaip jums atrodo, vis tik jūs daug mėnesių prabūsite vienas? Susidorosit su tuo. Ar tai gal kaip tik norisi kartais pabūti vienam, tiesiog su savim? Tai gal čia toks rabus? Aš manau, kad reikia branginti laiką apskritai, kada mes esame, kaip sako, kada mes esame virš žemės, o ne po žeme, tai kiekviena diena jinai yra prasminga. Tai reikia džiaugtis, reikia pamatyti tą gerą ir ta prasme tai, kad būti vienam, o vienam tai kaip. Ta prasme, kad aplinkui kažnieko nebus. Bet juk mes turim savo mintis, mes turim prisiminimus, kaip bebūtų, bandysiu ir tą patį ryšį turėti su, kai sakau, su pasauliu, internetą užsitvirtinti, tai aš tikrai nemanau, kad aš būsiu vienas. Tikrai, jeigu tu jausies, kad už tave kažkas palaiko ir meldžiasi, ar sakykime, ar kažkaip kitaip tave įkvepia, tai jau bus dėl ko ir stengtis. Tai tokie dalykai, kai tu žinai, kad tai darai ir kažkas tai tau nuoširdžiai linki sėkmės ar dar kažko, dažniausiai dar labiau įkvepia stengtis, net ir tais momentais, kada jau atrodo esi prie palūžimo ribos ar dar ką, tai
Nežinau, aš kiek esu kelionę turėjęs, nors ir jų yra buvę tikrai sunkių ir problemų, ir sveikatos buvę sutrikimų, ten, kada eini ir kojos sutinusios, atrodo kaip lūžusios ir tu vis tiek dar sugebinai eiti, nes tiesiog žinai, kad va, tenais tavo finišas yra kažkur tenai ir tau jį reikia ateiti. Tai nutraukti yra visada paprasčiausias būdas savo atrasti tą priežastį. Jos net nereikia, tu gali surasti ją. Fizinės neturi būti skausmo ar kažko, kad surastumėm priežastį, kodėl tai nedaryti. Ir bandyti save pateisinti ir įtikinti kitus. Tai geriau visada, aišku, reikia stengtis padaryti tai. Kad yra dantis sukandus, kartais reikia, gal ne visiems pavyksta, bet visada noris parodyti ypač tai jaunesnę kartą, įkvėpti, kad nu, jeigu aš padarau, tai va, tie, kas yra po manęs, visi jaunesni, dar kažką, tai to labiau negali sakyti, kad aš neturiu laiko arba aš neturiu galimybių ar kažko. Visi turim galimybių, gal ne visi turime noro. Tai reikia to noro atrasti savį. Tai jeigu mes jo nerandam, mes priežasčių rasime visada, kodėl taip nedaryti. Paminėjot fizinę sveikatą, ar jūs treniruojatės kažkaip specialiai, tam daug sportuojate, tas fizinis pasirengimas be abejo čia yra labai svarbus. Tai turbūt atvirai pasakysiu, sportuoju nuo 5 metų. Ir per tą gyvenimą galbūt pauzių kažkokių, gal ten traumos kokios didesnės buvo, arba ten kažkokie, sakykime, turbūt ilgesnė sustojimo kaip 1,5 metų. Ir taip turbūt gal 1,5 metų net neatsiminsiu, kad tai būtų be sporto. Tai visada mėgstu judėti ir dabar sportuoju, judu. Tik tais dabar gyvenime atradau savo sportą džiudžitsu. Ir vis galvoju, kur aš buvau anksčiau, kodėl aš to anksčiau sporto neradau. Nes, kai aš sakau, labai užkabino. Nes jį niekada nevėluoja ateiti. Tai va, atrodo ir judi, ir pilnu tempu judi, ir su jaunimu, ir su vyresniais, ir tie vyresnių įrodo, kad va, galima sporte būti bet kokių metų. Bet tikrai pasakysiu atvirai, kažkokio specialaus pasiruošimo dar kol kas bent jau neprasidėjo. Planuose jisai yra, reikės kelti krūvį, aišku, reikės didinti iki išplaukimo, bent jau keliam mėnesiam prieš tai bus sunkiausias darbas. Nes jau vis tiek reikės valtį išbandyti ir jūroje, galbūt ir mariose čia pat, va, tai galimybės turim. Kaip aš turėjau turbūt geresnės negu Aurimas turėjo, tai aš čia pat gyvenu, čia pat vanduo, tiesiog atvažiuoti, pabandyti, daugiau iširkluoti, pajusti, susipažinti su to, kas tave 6-8 mėnesius galbūt bus tavo namai, turi tą valtį žinot kaip savo 5 pirštus. Jeigu kažkas nutiks, susitvarkyti, žinoti jautrias vietas, kur kas, tiesiog turi išstudijuoti ją gerai, visose situacijose. Matau ant jūsų kūno daug tatuiruočių. Galbūt jos susiję irgi su kelionėmis, nes turbūt vis tiek beveik kiekviena turbūt turi kažkokią tai reikšmę paprastai. Gal, sakykime, pirmoji gal ne tiek tos reikšmės turi, nes tai 16 metų dariausi, o visos kitos jos stengiausi, kad reikšmė turėtų. Tai turbūt ir ta pati ekspedicijos nuo Baltijos iki Bengalijos, turbūt daugeliu jau žinoma, Antano Poškos keliais ir Kamino keliais, tais piligrimų keliais išvaikščiota. Ir tas pats paminklas motociklizmui, kurį simbolizuoja Antanas Poška ant motociklo. Yra čia šeima mano visa, čia klubas, sakykime, motociklais, kad žavios šventieji, kaip sakau visada, tas, kas kuo tik kitas ir padeda. Tai vieni velnius tatuiruojasi, aš galvoju, aš tikiu šventaisiais, aš tikiu Dievu, tai aš galvoju, aš dažniausiai pagalbos jo prašau, tai ir yra, ir šūkiai, ir žodžiai iš maldos, ir apsaugok mus nuo pikto, tai ko labiausiai visada ir prašome. Tai ko gero reikia manyti, kad po šios kelionės turbūt irgi pamatysim dar vieną tatuiruotę. Tikrai nesakau, kad ne, nes greičiausiai taip ir bus, vietos atsiras. Ant kūno yra daug, bet tikrai nėra tikslas, kad čia kuo daugiau jų prisidaryti, bet taip kaip atminimas, kaip, sakykime, kažkoks tai pasakojimas apie save, tai tebūnie lai būna. Kaip reagavo, sakykime, jūsų patys artimiausi žmonės? Vis dėlto tai yra, daugelio mėnesių kelionė, jūs labai daug mėnesių nematysit jų. Tai nebuvo taip, kad, ką tu čia prisigalvoji, gal nereikia? Sakykime atvirai, pirmą kartą gal taip buvo, kad šiek tiek buvo toks klausimas iš žmonos, ar turim tai, turbūt nusišneki, bet kai suprato, kad jau ne, tai palaikymas 100% atsirado. Galbūt šiek tiek jautriau mama sureagavo, pradėjo skambinėti, bet irgi taip kantrybė vieno tarpo truko. Paskambinau, sakau, mama, žiūrėk, kiek esu tų kelionių daręs, kiek tu sužinojai, kiek tu tų nerimo į galvą dediesi ir kaip jos baigėsi.
sakau, visas baigės gerai. Tai jeigu, sakau, va, dabar bus taip, kad tu man trukdysi ir bandysi savo sapnus perteikinėti kažką, ko galbūt, sakau, niekada man nereikia girdėti, tai, sakau, noriu tik pozityviai, noriu tik palaikymą iš tavęs būti, aš sakau, aš tiesiog tau nieko nebepasakosiu. Ta, ką sužinosi iš aplinkui. Sakau, bet jeigu tu taip nenori, kad būtų, tada, sakau, tu turi suprasti, kad tu turi mane palaikyti. Sakau, o neįsileis blogų minčių, įsileisti geras ir pamatys, kad viskas bus gerai. Tai jinai suprato ir nuo šiol irgi palaiko ir tiki, aš manau, kad, aišku, jos pačios turbūt gal reikėtų labiau paklausti, bet, nu, aš suprantu aš ją, iš vienos pusės aš suprantu, nes aš esu paskutinis likęs gyvas žmogus, nu, sakykime, ką jinai turi artimiausią šeimoje, tai kaip ir paaiškinama šiek tiek, aišku. Šiek tiek paminėjote biurokratinės kliūtis, vis dėlto jūs, susidursite ir su keliom šalim, su keliais žemynais, Amerika, Australija, ir ta pati Lietuva. Yra tų biurokratinių kliūčių. Jau susidurite? Faktas. Tai jau jos prasidėjo Lietuvoje, Europos Sąjungoje, visokių direktyvų, reikalavimų, kaip turi būti sertifikuojamas prekės, nors aš sakau, man registracijos nereikia Lietuvos, sakau, man užtektų ir tiesiog, kad leistumėte įsivežti, bet pasirodo reikia, vis tiek vežtis laikinai, eksportuoti, importuoti. Tai, yra tų tokių dalykų, kurių galbūt nesinori pačiam būtų spręs, bet iš tikrųjų turiu labai šaunę komandą ir Viktorija, ir Aida, kurios padeda man. Viktorija, tarp kitko, Valujavičių irgi padėjo, pati mergaitė parašė ir pasisiūlė į komandą, kurią tikrai mielai priėmiau, nes patirtis, kaip bebūtų kalba už save. Ir tai bus tokios mano rankos ir tas, kai sakau, nematomas darbas, kurį jos padaro, kur kreipiesi ir reikia dėl Australijos sužinoti. Iškart Viktorija naktį nemiega žiūriu, kol nesužino, kol neatsiunčia kažko, tai reikia pasiūlymą rėmėjams, dabar kaip tik Aida dėlioja viską, Viktorija padeda, tai čia yra komandinis darbas. Tokios kelionės jos tikrai neįvyksta taip iš dangaus nusileidus vienam sumašius ir išvažiuojant, čia per daug avantūros jau būtų tame. Tai jeigu, kad sakau, kad viskas būtų gerai, reikia turėti gerą planą, reikia turėti laiko ašį. Nes kiekvienas planas turi turėti ją, kada yra koks etapas, kada ką reikia padaryti. Ir jeigu aš sakau gerai susiplanuoja, galbūt čia man kariuomenė padėjo savo laiku tos dalykus išmokti. Tai, kai sakau, geras planas yra jau didelis ženklas, kad viskas bus gerai. Tai viską reikia planuoti. Net tą patį maršrutą reikia planuoti, kad kuo mažiau būtų blogų orų, kad pasistengtų, kai sakau, pati gamta padėti iš tos pusės. Bet prieš gamtą nepašokinės. Kaip jinai jau nuspręs, kas bus Dievo valioje, taip jau ir bus. Bet mes turim irgi su to kovoti, tol kol sugebame įkvėpti, privalome kovoti už viską. Aš pastebiu kartais, kad net ir jaunimo tarpe yra kažkoks taip pasyvumas, toksai nenoras tobulėti, nenoras siekti. Man jūs toksai pavyzdys, kur, tikrai optimizmo pilnas, visą laiką pirmin. Ir ką jūs palinkėtumėte tokiam žmonėm, kurie, gana tokie depresyvūs, pasyvūs ir nuolat bumba, nes tikrai pas mus pakankamai yra tokių žmonių. Faktas, palinkėti galima tik tais optimizmo daugiau, bet man iš karto dabar, kai klausimą uždavinėjot, mintyse Dubajaus šeicho žodžiai įstrigė. Nepasakysiu tikrai jo vardo, nepaminėsiu, nes jų dažniausiai ilgi vardai. Bet jisai yra pasakęs, kad sunkus laikai daro stiprius žmonės, stiprus laikai silpnus žmonės. Tai gal sakykime, turbūt yra gal dabar per daug geri laikai, kad atsirastų ta stipriųjų karta. Bet aš manau, kad kaip bebūtų tie įvykiai visi, karai dabar aplinkui, įtampos, sunkmetis, jisai pagimdys stiprių žmonių. Ir mums, kaip aš sakau, reikia tikėti. Žmogui visada kažką reikia tikėti. Nes jeigu yra pasaulyje juoda, reiškia yra ir balta. Jeigu yra liūdesys, reiškia yra ir džiaugsmas. Tiesiog mes gyvename kontrastų apsuptyje. Aš manau, kad nereikia galbūt galvoti apie visą kartą. Aš, pavyzdžiui, pažįstu ir jaunų žmonių, kurie yra tikrai tokie, iš kurių galima imti jau pavyzdį dabar. Tai aišku, gal savo laikais gal tokių daugiau pažinojau, bet normalu, mes senstame, tampame, kai sakau, istorija paskui su laiku šioje žemėje, tai ateina kita istorija. Tai mes kūrėme tą istoriją ir viskas priklauso, kokią mes ją sukursime, tokią kažkas kažkada ir prisimins. Ir pabaigai palinkėjimas savo ir Lietuvai. Sau palinkėsiu
kaip sakau, greičiau grįžti į gimtą žemę, nes tikrai, kaip sakau, turbūt pats maloniausias bus jausmas išlipus apkabinti, pabučiuoti artimą, pabučiuoti tą žemę, nes po tiek laiko aš manau, kad jinai bus brangi labai. Tai, o Lietuvai daugiau optimizmo, daugiau tikėjimo, nes mes tikrai gyvename labai gerai. Tiek, kiek pasaulio matau, ten, kur aš lankausi, aš tikrai galiu patvirtinti, kad mes gyvename taip gerai, kaip turbūt sunku net būtų pasakyti, kokioje pasaulio šalyje žmonės galėtų geriau gyventi. Mes turime nuostabią gamtą, mes turime nuostabią aplinką, pas mus nėra stichijų, pas mus žmonės gal dar neišmokė vienas kitam nuoširdžiai šypsotis, bet aš manau, kad ir su laiku ir tai pavyks. Tai vat, galbūt daugiau to šypsenų, daugiau nuoskaudų kažkokių tai asmeninių ir to labiau, svarbiausia tikėti yra kažką. Tikėkime, jeigu yra dabar blogi laikai, tai reiškia tikėkime, kad to ateis geri. Tai tiesiog meilės, sutarimo ir įkvėpimo. Ačiū.